žavingosios, gražios kolegės ir išmintingi kolegos. Labai malonu matyti jūs, laikau už didelę garbę. Jūs čia matyt todėl, kad šiandien yra gan didelis, kaip sakant, konkurencija ir pasirinkimas, kitos salės. Yra tenai daug užsieniečių ir aš, pavyzdžiui, jeigu pasižiūrėjęs tokią programą, aišku, nebūčiau čia ėjęs. Nu, ten kažkoks vietinis kažką tai gali šnekėti, žinot, taisyklė yra tokia, kad savo kaime pranašu nebūsi. Nu, vienaip ar kitaip aš pasistengsiu, kad jums būtų nenuobodu ir svarbiausia, kad šiek tiek būtų ir naudinga. Na, viena, kodėl aš išdrįsau pretenduoti į pranešėjo rolę šitoj tokioj konferencijoje. Per mano 52 profesinės veiklos metus, tiek jau metų dirbu, man teko pradžioj dirbti gamybinėje organizacijoje, nu, pagal dabartinį analogą, nu tai vis tiek verslo organizacija, paskiau turėjau tokių didžiausių savo gyvenime klaidų arba nesąmonių, perėjau į viešąjį sektorių. Taip. Tai vat, teko nelaimė pabūti ministru, o po to grįžau į vėl verslo sektorių, teko susikurti pačiam savo darbo vietą ir, nu, žinot, į senatvę visada vėl suvaikėjai ir vėl grįžau į viešąjį sektorių, dabar jau beveik 10 metų dirbu Riomerio universitete. Nu, ką mes galim pasižiūrėti, vienas buvau iš tų žmonių, kurie labai entuziastingai dalyvavo pereinant mūsų šaliai, mūsų visuomenė iš socialistinės epochos į tą vadinamą neokapitalizmą. 22 metus jau, kaip sakant, tenka toje epochoje gyventi. Ir svarbiausia mane, kaip ir jūs turbūt, daugelį, gal ne visus, bet labai neramina tie bendrieji rezultatai, kurie daugelį mūsų žmonių nedžiugina. Nedžiugina mūsų žmonių gyvenimo kokybę, vidutinę, tą neatskirų žmonių vidutinę arba daugelio žmonių gyvenimo kokybę. Kuo jinai pasireiškia? Nu, viena, kad daug nepatenkintų, daug nelaimingų, daug pykstančių, daug besinervuojančių, daug balsuojančių kojomis iš Lietuvos. Tai yra tikrai didelė blogybė. Na, galiu pasakyti, kada mes tvėrėm tą nepriklausomą Lietuvą, tai skaičiai buvo tokie, kad Lietuvoje dirbo tuo metu apie 2,3 žmonių iš 3,5 milijono. Tai buvo nedirbančių trečdalis, 2/3 dirbo. Per 22 metus taip pagerinom šitą padėtį, kad viskas apsivertė. Šiuo metu situacija tokia, kad Lietuvoje nedirbančių išlaikytinių yra 2/3. 67%. O dirbančių tik 33%. Nu, tiem dirbantiems tenka labai tokia sunki našta, kažkaip tai uždirbti ir išlaikyti tuos 2/3. Beveik 4 kartus didesnė nei socializme. Tada buvo 2/3 dirbo, reikėjo 1/3 išlaikyti. Kas labai dar charakteringa? Kad per 22 metus dirbančiųjų tam vadinamam gamybiniam arba verslo sektoriui labai ženkliai sumažėjo. O viešajam sektoriui išaugo. Anais
blogais laikais viešajam sektoriuje dirba apie 300 000 žmonių, šiuo metu apie 400 000. Nu, jeigu tokios tendencijos, tai turėtų būti, kad viešasis sektorius didesnė vertybė nei neviešasis. Nu, jeigu visi jį spaudžiasi, nori. O tas gamybinis arba verslo sektorius, jisai, nėra vertybė. Žmonės nenori įeiti, mažina ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra visada tam, kad spėlioti ar vertinti, reikia pasimatuoti ir pagal turimus tos objektyvius matavimo parametrus jau tada spręsti. Vienas iš tokių turbūt pagrindinių matavimo rodiklių turėtų būti vertė, kurią sukuria darbas. Nes darbas neturėtų būti dėl užimtumo, dėl proceso, dėl malonumo, dėl saviraiškos ir taip toliau, ir taip toliau. Dėl atlyginimo taip neturėtų būti. Turėtų būti kitaip. Pirmiausiai, darbas turi sukurti vertę ir tą sukurtą vertę atitinkamai adekvačiai yra pasidalinama. Tai, kada mes žiūrim tokius tikslius rodiklius, šitą pagal sukurtą vertę, mūsų statistikos departamentas neskaičiuoja. Kam skaičiuoti? Ir taip gerai gyvenam. Kam skaičiuoti? Bet taip, čia su studentais, su magistrantais savo, mes bandom ten iš įvairių šaltinių pabandyti pasiskaičiuoti. Ir aš pasakysiu apytikriais mūsų paskaičiavimais, situacija yra tokia, kad iš visos ekonominės vertės, kuri yra sukuriama per metus Lietuvoje, 90% atitenka tam vadinamam verslo sektoriui. 90%. Likusis 10% sukuria viešasis sektorius. Gaunasi tokia biškutį neramumas. Žmonės nori dirbti ten, kur mažiau sukuriama vertės, nori gauti už tai daugiau. Dar vienas, tik čia pas mus bus konferencija su savo asistentu, mes padarėm tokį, kaip kito per pastarąjį, 10 metų atlyginimai. Tai greičiausiai kilo atlyginimai viešajam sektoriui. Už ką? Už tai, kad jie mažiausiai sukūrė vertės. Turbūt taip. Taigi, vienaip kitaip galima ilgai išpasauti, bet mano pranešimo dėl to tema šiandien tokia, kad kaip pasiekti, kad viešasis sektorius vis dėlto kurtų daugiau vertės. Pirmas etapas turėtų būti toks, kad viešasis sektorius sukurtų tiek vertės, kad bent pats save išsilaikytų. Kad sukurtų vertės, kad atlyginimus, kurias jie paima, užtektų. Pagal mane dabar pusė tik tai susikūrė tiek, kad savo atlyginimus padengti. Visus kitus atlyginimus reikia paimti iš kitos dalies. Tai viskas prasideda nuo veiklos, nuo mūsų darbo. Kiekviena veikla turi dvi medalio pusės, dualumas. Taip, iš vienos pusės veikla, darbas turi sukurti vertę, naudą kažkam, tai taip. Ta nauda pasireiškia kuo? Sukurta produkcija, jos rezultatais ir poveikiu. 3 rodikliai. Reikia sukurti kažkokią produkciją, ta produkcija turi duoti naudą ir dar turi daryti poveikį. 3. Kita vertus, kiekviena veikla
sunaudoja išteklius. Jeigu yra veikiama, jinai tikrai sunaudoja išteklius. Taigi, prasmė visada veiklos pasireiškia ir atsiskleidžia kuo? Tikslu. Ką turi ta veikla sukurti tikslu? Antra, atitinkamais pasiekimais, artėjant prie to tikslo. Tai yra amžina tokia chrestomatinė galbūt taisyklė, kurią turėtų su motinos pienu būti įdiegta į mūsų visuomenę, kad bet kokia veikla turi prasidėti nuo konkrečiai suformuluoto tikslo. Jeigu tikslo nėra, jis nekonkretus ir nepamatuojamas, tai jau iš karto reiškia, kad nieko iš jos veiklos nebus. Viena, kas tikrai bus sąnaudos arba išlaidos. Kada mes šnekam apie išlaidas, aš visiems studentams sakau, visada išlaidas žymėkim raidę Š. Kodėl Š? Todėl, kad žodyje išlaidos pirmasis priebalsis yra Š. Visa kita, ką jums sukelia asociacija, irgi pirmoji priebalsė yra Š. Taip, kad veikla be rezultatų visada duos Š išlaidas. Taip. Na, kiekvienas žmogus vis tiek nori, kad būtų geriau. Dirba, kad geriau. Ypatingai viešasis sektorius, vadovai, lyderiai, politikai ir ypatingai kandidatai į valdžią visada skelbia, kad jie nori, kad Lietuvai būtų geriau. Vat renkam, išrinkam ir po to gaunasi, kai visada tikrai gaunasi Š. Išlaidos tikrai gaunasi. O visa kita, aišku, humoristai sako, visada po tokių rinkimų būna geriau kažkam. Kažkam tai būna, bet mes žiūrime vis dėlto viešasis sektorius turi kurti viešasias gerybės, kuriomis naudoja beveik visi arba dauguma Lietuvos gyventojų. Ir jeigu mes, aišku, į tų tarpą, kuriem tampa geriau nepatenka, aišku, mes visada būsim nepatenkinti. Kritikuosim. Dar vieną. Aišku, lavinime visada sako, pirmiausiai galvok apie Lietuvą, apie visuomenę, apie visą, paskiau tik tai savim. Tarybiniais laikais pirmiausiai galvok apie komunizmą, šviesų rytojų, paskiau valdžia tavim pasirūpins. Realiai taip nesigauna. Realiai taip, kad nereikia fantazuoti visokių tokių dalykų, būkim visada žmonės realistai. Kiekvienas žmogus pagal jo esmę pirmiausiai susimasto viduj, labai mažai kas drįsta viešai, bet sako, o man kas iš to? Tai jeigu jisai neturi atsakymo, o man kas iš to, tai ir jo veikla tokia, reikia, tai dirbsiu. Todėl į klausimą, man kas iš to, kiekvienam žmogui reikia labai konkrečiai atsakyti, ypatingai, jeigu jisai pats negali surasti to atsakymą. Viskas gyvenime yra super paprasta. Tai yra bazinė savoka, kurią turėtų visi žinoti ir dar antras lygis vadovautis. Ja pasakė toks išminčius, visiems jums girdėtas, Izaokas Niutonas, kuris dar prieš sukuriant tos 3 Niutono dėsnius, kurių pagrindų buvo sukurta visa pasaulio industrija ir tenai.
ir visos naujos epochos ir kapitalizmas ir taip toliau, jisai pasakė. Natura valde simplex est, et sibi consona. O tai čia lotyniškai, lietuviškai skamba taip, kad pasaulis savo esmė yra labai paprastas, bet harmoningas. Taigi, jeigu mums kam nors atrodo kas nors sudėtinga, tai yra simptomas to, kad mes dar neįsiaiškinom. Sudėtinga visada tol, kol mes neįsiaiškinom to paprastumo. Kartais mokslininkai užsideda imitacinę kepurę, imituoja ir stengiasi viską paduoti sudėtingai. Sudėtingai taip, kad suprastų tik mažuma. Tai yra imitacija, tai nėra mokslo paskirtis. Mokslas turi daryti viską atvirkščiai. Iš bet kokio, kur yra bet koks sudėtingas klausimas, jį reikia išaiškinti taip, kad ir ežiukui būtų suprantama. Tai va dabar aš irgi visur stengiuosi davesti iki tokio lygio, kad ir ežiukai suprastų, tai va bet kokia veikla, darbo vieta, įmonės veikla, viešojosios sektoriaus, jinai gali pavaizduoti paprasčiausią schemą, kuri vadinasi juodosios dėžės schema. Taip. Į bet kokią darbo vietą visada reikia paduoti išteklius. Yes. Darbo vietoje, veikloje, to juodojoje dėžiai vyksta kažkokia to išteklių transformacija, perdirbimas ir taip toliau. Ir iš jos turi išeiti produkcija. Tai va šitą schemą parodo ką? Mes iš visuomenės paimame jau esamas vertybės, jos yra ištekliai. Viduj perdirbami mes sukuriam ką? Visada sukuriam išlaidas, todėl kad perdirbimas reikalauja sąnaudų, taip. Ir po to galbūt išeina produkcija, galbūt neišeina. Galbūt išeina tokia produkcija, kurios niekas nenori. Galbūt išeina tokia produkcija, kurios kaina gaunama yra žymiai mažesnė, ne tik tai už visas sąnaudas, bet net už paimtus veiklos išteklius. Ir va čia prasideda ta didžioji blogybė. Jeigu, dar vieną, tai dažnai produkciją mes galim matyti, vienaip ar kitaip. Ir kai kas galvoja, kad produkcija tai yra veiklos rezultatas. Tai yra didelė klaida. Produkcija negali būti rezultatu. Kas yra rezultatas? Rezultatas tai yra sukurta nauda, kuri matuojama arba skaičiuojama labai paprastai iš produkcijos bendros kainos arba vertybės, atimam visas sąnaudas. Tai vat jeigu atėmę rezultatę mes gaunam pliusą, reiškia mes dirbom į mostį. Jeigu mes gavom neigiamą rezultatą, mažiau nei mes paėmėm iš visuomenės, atleiskit už tą, kaip sakant, apibrėžimą, mes pasielgėm kaip vagys. Vagys, todėl kad iš visuomenės jau paėmėm esamus išteklius ir savo herojinę veiklą dieną naktį intensyviai sunaikinom, atidavėm mažiau nei buvo iki mūsų veiklos.
Ar čia aiškiai pasakiau? Tai vat pirmas mūsų visų pareiga, jeigu mes veikiam, net nesunaikinkim tų išteklių, kurie ir taip jau yra. Taip. Antras variantas yra toks. Paėmėm išteklius, herojiškai dirbom ir atidavėm lygiai tiek, tik tam pavidalė vertės, kiek paėmėm. Žodžiu, nieko neapvogėm. Bet tokia veikla tarybiniais laikais buvo vadinama subotniku arba šeštadieninė talka. Kiek paėmėm, tiek tai atidavėm, bet patys nenusipelnėm jokio atlyginimo, algos ir taip toliau. Tai vat yra antra situacija. Kada mes nusipelnam algos, kada rezultatas yra teigiamas, kada mes atiduodam naudos daugiau nei bendroje veikloje sunaudojame. Taigi, kaip padaryti, kad vis dėlto ta nauda iš veiklos būtų? Ir štai čia prieiname prie mūsų šios dienos konferencijos arba forumo priežasties. Tam, kad veikla būtų naudinga, reikia naudoti teisingus veiklos metodus, pradedant nuo tos veiklos projektavimo, vykdymo, vertinimo ir pokyčių. Tai va tokia metodika, viena iš geriausių pasaulyje, pagal mano įsitikinimą, tai yra pati geriausia. Kol kas nežinau geresnių. Jinai vadinasi apribojimų teorijos metodika. Jinai buvo sukurta beveik prieš 20 metų. Pirmiausiai buvo pritaikyta versle, verslas gavo fantastinius rezultatus, tie, kurie panaudojo, tie fantastiniai rezultatai pasireiškė iš tų pačių absoliučiai išteklių, su tais pačiais žmonėmis, su tais pačiais pinigais. To rezultato, naudos, pelno, finansinės šito buvo gauta 10, 20 ir net 50 kartų daugiau nei pas tuos, kurie nenaudoja šitą metodą. Tai vat verslas, ir jeigu dabar pasižiūrėti pasaulyje, visos pasaulyje kompanijos, korporacijos, kurios pirmauja pasaulyje, tenai pagal Forbes, jos visos šitą metodiką naudoja. Kai tik tai pasižiūrim subankrutavusią, atsiliekančią ar išnykstančią, jinai nenaudoja tos metodikos. Tai jau šiek tiek apie šitos metodikos, reiškia, naudingumą sako. Ten yra, jinai kaip visos metodikos turi savo aksiomas, kurias reikia priimti ir daryti ir net nesiginčyti, taip, nes jos patikrintos ir visur, o kitos priklauso nuo to, kaip mes panaudosim. Tai va trečioji aksioma sako, kad žmogus elgiasi visada taip, kaip jisai yra vertinamas. Tai žodžiu, kaip žmogaus veikla yra vertinama, taip jisai ir elgiasi. Ką tai reiškia vertina? Jeigu žmogus padarė ir visi sako, kaip tu gerai čia padarėjai, jisai toliau tą tęsia. Jeigu jisai pats mato, kad negerai, arba kiti sakė, čia blogai, jisai vienaip ar kitaip į tą reaguoja. Tai dėl to visada bet kokios veiklos progresas, rezultatai priklauso būtent nuo vertinimo sistemos. Išvada yra tokia. Versle aš tą pradėjau naudoti. Kai tik tai susipažinau su tą apribojimo teorija, tai buvo beveik prieš 15 metų. Jinai yra tokia. Jeigu žmogus ar žmonių grupė dirba ne taip, kaip reikėtų, ne jisai kaltas. Visai ne jisai kaltas.
O kas kaltas? Ne kas, o vertinimo sistema. Netinkamai jisai yra vertinamas. Sistema neskatina visus jos gerosios aspektus, o atvirkščiai leidžia jam neblogai jaustis ir gauti ir taip toliau. Nedirbant ar blogai dirbant, simuliuojant ir taip toliau ir taip toliau. Taigi iš šito ten daug yra išvadų, iš šito galima pasakyti. Yra didžiausia klaida, kada jeigu kas nors nepatinka, tai pirmiausia ieškot, kas kaltas. Po to suradus kaltą, tą nubaus kaltą ir taip toliau. Didžiausia klaida, kokia gali būti. Jinai visada veda į nesąmonę. Jeigu žmogus ar žmonių grupė neduoda tų rezultatų, pirmiausia reikia pažiūrėti, kokia sistema vertina, kaip vertina ir reiškia to žmogaus veiklą. Na, pradėjau šiandien nuo to, kad per 22 metus dauguma Lietuvos žmonių nepatenkinti savo gyvenimo kokybę. Apribojimo teorija sako, jeigu kuo nors esi nepatenkintas ir matai, va tas blogai, tas blogai, tas blogai, tai jokių būdų negalima pradėti kovoti su tom pasiekmėm. Tai yra didžiausia nesąmonė, todėl kad kovojant su pasiekmėm, išlaidų visada bus, o rezultatų arba imitaciniai, arba nebus. Ką sako apribojimo teorija? Jis sako, kad žmonės visada gyvena veikdami tam tikrų problemų sistemoje. Visada yra problemos aplink, taip. Visada jų yra daugiau nei viena, jų yra daug. Jeigu dabar pradėsime su visom iš karto, arba pasirinksim tas, kurios mums, arčiausiai, arba kurias mes galim išspręsti ir taip toliau, tai tikrai išlaidų bus, o rezultatų nebus. Ir antras apribojimo teorijos aksiomas sako, kad bet kokioj problemų raizgaliniai yra visada viena problema, kuri yra kertinė, šakninė, kuri pagimdo visas kitas. Ir jeigu kol nesurasim tos vienintelės, kuri pagimdo visą šitą, ir ją nepaveiksim, sistema nepasikeis. Dažniausiai, reikia čia biškį to pirmą supratimo arba mokėjimo. Tai mes su Mindaugu, čia vienu iš organizatorių, į tą Lietuvos visuomenės problemas, kokios yra, pabandėm, reiškia, panagrinėti. Ir visas tas problemas, kurios visi čia išsakė ir taip toliau, kuo visuomeniai blogai, jisai dėstė į tokią loginę schemą, kuri vadinasi problemų medis. Apačioje yra šakninės problemos, viršuje yra pasiekmės. Kadangi čia matyti sunku, jūs paskiau gavę šitą, jūs galėsit kiekvieną šitą pasididinti, suprast. Dabar viršui, tie yra viršui, matot, pats viršutinis ir 3 po juo. Tai vadinasi to medžio vaisiai. Aukščiausias, tai yra daugumos Lietuvos žmonių gyvenimo gerovė nėra patenkinama. Žodžiu, dauguma arba nepatenkinti tą gyvenimo gerovę, kurią turi. Girdėjote apie tokį? Sutinkat, kad tai yra toks pagrindinis rezultatas visos veiklos. Dabar kodėl taip įvyko?
15 problema, kad žmonių darbinė veikla dažniausiai traktuojama kaip užimtumas. Užsiėmė, dirba. Tačiau tam užimtume sukuria per mažai ekonominio derliaus. Kada sukuri mažai derliaus, jį dalindamas, iš kur gali gerai gyventi. Antra, žmonės kiekvieni turi vadinamą ne tik tai sunaudojimo potencialą, suvartojimo kaip vartotojai. Jie yra kartu augintojai, gamintojai arba galima pasakyti, turi investicinį potencialą. Kas tai yra investicija? Tai geriausiai įsivaizduoti, tai yra elementarus kaimo žmogaus darbas. Jisai kada turi bulbą, jisai ją gali suvalgyti, ar kitaip sunaudoti, arba pasodinti ir rudenį gauna iš tos vienos bulbos, 6, 10 ir taip toliau. Tai žodžiu, jisai užsiema investicinę veiklą, kada turima išteklį padauginti. Taip kad iš esmės žmonės mūsų turi tą potencialą, bet jisai labai menkai panaudojamas. Ir dar viena. Žmonės, kurie vis dėlto gauna šiokį tokį uždarbį, šiokias tokias pajamas, 2/3 mes žinom, gauna pašalpas, išmaldas arba tenai subsidijas ir taip toliau. Dar 30% gauna algą, tai yra užmokestį už darbo jėgos nuomą. O žinot, už darbo jėgos nuomą nieks už nuomą daug nemoka. Tai va, šitų lėšų yra nedaug, bet žmonės ir nemoka tas lėšas panaudoti taip, kad gyvenimo kokybė nuo to pagerėtų. Vienas iš tokių dalykų jūs galite greitai savo aplinkoje pasitikrinti. Labai mažai žmonių iš savo gautų pajamų mažai reinvestuoja, mažai paverčia šitas pajamas gautas kapitalu. Mažai. Kol kas neaiškinsiu dėl ko. Visi sako, kad per mažai, kad šitą neužtenka ir ant tų elementariausių, reiškia, poreikių tenkinti. Bet jeigu žmogus to iš viso nedaro, net 1 lito nepaverčia kapitalu, 10 ar 100 lito, tai jisai elgėsi kaip ta čiukčių gentis anekdotė apie, kada po žiemos visi, antiek buvo sunki žiema, visus atsargas suvalgė, visi išbadėję, vienas tik tai vadas išlaikė bulvių maišuką. Ir kai atšilo žemė, jisai išvedė tą visą gentį, sukasi lauką, pasodino, vakarė išeina iš vigvamo vadas pasižiūrėti, parūkyti, žiūri, gentis kasa. Vienas sugavo kitą, sako, vadė, tugi pats supranti, mes antiek išbadėję, taip valgyt noris. Tai jeigu mes taip elgiamės, tai kas bus rudenį? Tai vat tokie rezultatai, kurie, priežastis. Ta pati šakninė, nulinė priežastis, nuo kurios, kad Lietuvos visuomenė savo veikloje nėra orientuojama į gyvenimo kokybės gerinimą. Turėtų būti, jeigu mes veikiam, o kiek tai pagerins gyvenimo kokybę, o toliau žiūrim, kieno. Jeigu nėra poreikio tą daryti, aišku, nėra matavimų. Ir kiekvienam darbė, pažiūrėkit, ar yra
Vertinimas, kiek tas ir į kieno gyvenimo kokybę tai pagerina. Darbo rezultatą. Nu, jeigu nematuojama, tai kas bus? Toliau. Darbuose dažnai, iš viso darbas, nėra vertinamas pagal darbo produktyvumą, pagal darbo naudingumą, pagal darbo efektyvumą. Tokie 3 žodžiai beveik arba daugumoje darbų nenaudoja. Nu ar toliau, jeigu nemokama nei švietimo sistema, nei efektyvios veiklos taisyklių, metodų ir vertinimų. Kaip turėtų būti vertinama? Kas čia nenori? Kaipgi turėtų būti vertinama visi darbai ir ypatingai viešasis sektorius? Galima visur dabar lengvai rasti internete vertinimo tos kriterijus ir yra 4 vertinimo lygiai. 4. Vat kiekvienas grįžęs namo, pabandykit pasižiūrėti, kaip jūsų asmeninė, jūsų kolegų veikla yra vertinama iš šitų 4 lygių. Tai nulinis lygis. O, kiti sako, kad turėtų būti pirmasis. Aš jį vadinu nulinis, todėl kad jo net nereikėtų įkreipdėmėsi. Tai yra proceso vyksmo. Kad kažkas tai vyksta. Kad dirbama, einamos pareigos, atliekamos funkcijos, taip. Darbo laikas nuo 8 iki 5 ir taip toliau. Visas tokie vertinimai yra nulinio lygio. Jie apibūdina, kad kažkas tai turi vykti arba kažkas tai vyksta. Pirmasis lygis, kada jau kažką tai rezultatus vertinimą, tai yra veiklos produkcijos. Angliškai tai yra output. Ką tas procesas sukuria, kokią produkciją duoda. Ką konkretaus gauna vartotojas. Ne gamintojas, o ką konkretaus gauna vartotojas. Taip. Antras lygis, tai yra gerai, produkciją gavo, net sunaudojo kartais vartotojas. O kokią naudą tas vartotojas gavo? Tai yra, vadinasi, veiklos rezultatas. O čia dar norėčiau, kad pasižymėtumėte šitą. Nereikia painioti, produkcija nėra rezultatas. Rezultatas tai yra nauda, kuri yra suteikiama tos produkcijos vartotojui. Ir trečias lygis. Kuris skamba fantastiškai, kurio Lietuvoje beveik niekur nesurandu, bet jisai būtinas. Tai yra, koks efektas gautas nuo šitos veiklos. Efektas tai yra angliškai impact, tai reiškia poveikis. Kokį poveikį problemų sprendime davė šitą konkretį produkciją ar veiklą. Poveikis bendroji problemų sprendime. Tai vat, jeigu mes savo veikloje darbuose nenaudojam šitų aukštesnių 3 lygių, o tenkinamės tik tai nulinių, kaip gali būti rezultatai? Kaip jie gali gerėti? Pagal mane. Atsitiktinai gali būti. Taip. Kažkas tai kažkaip padarė. Dabar ruošdamasis norėjau pažiūrėti, kur mūsų įstatymuose tas yra reglamentuota. Darbo prasmė,
darbo apibrėžimas arba darbo rezultatų vertinimai, taip, apie kurios. Nu, tai beveik niekur neradau, tada atsidariau darbo kodeksą. Nu, tai viskas jame turėtų būti parašyta. Pačio darbo apibrėžimo kodekse nėra. Pirmiausiai, kada ėjau iki 93 straipsnio, kuris vadinasi darbo sutarties savoka, ir pažiūrėkit, ką sutartyje reikia aprašyti. Darbo sutartis yra darbuotojo susitarimas, kurio darbuotojas įsipareigoja procesą daryti, taip, dirbti. Tam tikros profesijos arba eiti tam tikras pareigas. Nu, apie nulinį lygį, taip. Toliau einu. 95. Kiekvieno darbo sutartyje turi aprašyti darbo funkcijas, procesą. Ar tikrų pareigų. Nulinis lygis. Toliau 220 koks rezultatas. Darbuotojas turi dirbti dorai, sąžiningai, laikyti. Nu, jeigu jūs surasit kur nors, kokiam, būkit geri. Persiuskit man šitą, kad aš galėčiau nurodyti, kur galima pasiskaityti apie darbo esmę, prasmę, rezultatus ir taip toliau, kurie yra reglamentuoti mūsų įstatymais. Nes įstatymai nustato veiklos taisyklės. Aš kada su studentais susitinku, pirmiausia, per pirmą paskaitą aš klausiu, tai ko jūs atėjote čia mokytis? Nu, visokių yra atsakymų. Dažniausias, nu taigi reikės paskiau dirbti. Sakau, nu tai kaip tu dirbsi? Nu, ieškosiu vietų, kur galima gauti darbą. O kada aš išgirstu žodį gauti, mane visada nušiurpina. Nu. Ne, tai jau paskiau. Bet pirmiausiai sako, gauti darbą. Nu, sakau, tai kaip tu ieškosi tą darbą? Pirmas sako, pagal atlyginimą. Nu, kai kas sako, ne mažiau tiek, šitą. Antra, kad būtų geros darbo sąlygos. Nu, jeigu centre, valstybiniam darbe, taip toliau. Ja. Trečias dalykas, kad tai nebūtų per daug sunku. Nu, tai lygiai taip sakant, kitais žodžiais, bet kaip iš to anekdoto apie blondinės skyrelio. Skelbimas, blondiniai ieško darbo. Taip. Ieškau geros darbovietės, su aukštu atlyginimu, su lengvu darbu, su galimybė pasirodyti, skliaustelėse darbo, prašau nesiūlyti. Tai tada klausiu, kaip jūs suprantate tą darbą? Nu, vėl visokių atsakymų, nekartosiu, bet vienas iš tokių, ką aš noriu įdiegti, visiems pasakyti. Darbas tai yra žmonių veikla dėl naudos kitiems žmonėms. Darbas yra veikla dėl naudos tik kitiems žmonėms. Sako, palauk, o man kas iš to? Ašgi dirbu savo. Jeigu dirbat savo, tai nevadinkit darbo, o vadinkit savitarną. Savitarna taip, pats savo pasidariau, bet kodėl kiti už tai dar turi ir sumokėti? Nu, jeigu moka, tai aišku. Nu. Tai vad, darbas yra dėl naudos kitiem, kada mes naudą suteikėm, va tie gavę naudą privalo atsilyginti kuo? Atlyginimu. Viskas tada, viskas stoja į savo darbą, į savo normalias vietas. Tai dėl to ir mes sakom, kad tas antrasis vertinimo lygis yra rezultatai, kuris yra vadinamas nauda kitiems žmonėms.
Taigi viešasis sektorius pagal apibrėžimą turi kurti ką? Viešasias gerybės. Viešasis. Kas tai yra viešosios, absoliučiai viešosios vertybės, kurios reikalingos visiems žmonėms, visiems, kurios gali naudotis visi žmonės. Ir tokias vertybės, kurias panaudojus vienam ar kitam, išlaidos nekinta. Nepriklauso viešųjų vertybių išlaidos arba sąnaudos nuo to, kiek pasinaudoja žmonių. Nu, tipinis geriausias šitą gatvę apšvietimas. Ar vienas pažydo, ar 1000 šitą apšvietimas nuo to bus absoliučiai tas pats. Lygiai tas pats galima pasakyti nuotekų kanalizacija. Ar vienas nuleido į tą kanalizaciją, ar 1000, vienodi kaštai. Taip. Ir taip toliau, taip toliau. Eismo saugumas ir šitą. Paprastai dėl to, už švietimą, gatvių apšvietimą, daugelis žmonių vengia patys mokėti ir taip toliau, taip toliau. Tai dėl to tokios paslaugos turi būti daromos kaip viešos ir jas paprastai apmoka valstybė per surinktus mokesčius. Dabar yra dar viena savybė – dalinai viešos gerybės. Dalinai kada, ką tai reiškia? Kad lyg tai kūrė iš valstybinių institucijų, o gauna individualiai naudą kiekvienas. Ir dar, kadangi jisai gauna naudą, jisai suvartoja išteklius ir kitiem gali nelikti. Tai va tipiniai sritis, tai yra švietimas ir sveikatos apsauga. Tai yra dalinai. Jeigu žmogus pasinaudojo dalinai viešo, jisai gavo personalią naudą. Bet jisai gaudamas tą personalią naudą sunaudoja daugiau ir kitų sąskaitą. Dėl to valstybė visada teikdama dalinai viešas paslaugas įveda tokią diferenciaciją. Ne visi jas gali gauti už dyką, o tik atskiros grupės. Čia vadinasi kaip privilegijos. Viena privilegija, mūsų vargšai išlaikytiniai bedarbiai, gauna nemokamai. Taip. Ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai, kad jie gautų nemokamai, tai visada tai atliekama kaip perskirstimas per kitų. Bet jeigu čia yra jau personalizuojama nauda iš viešojo sektoriaus, sveikatos ir taip toliau, jinai negali būti tokia veikla nevertinama pagal rezultatus, efektą ir efektyvumo kriterijais. Versle, kaip aš sakiau, tas vertinimas visada vyksta. Verslas a priori pagal apibrėžimą, pagal visą šitą yra efektyvesnė veiklos struktūra. Ir dar pasakysiu šventvagišką žodį, doresnė veiklos struktūra. Kodėl? Todėl, kad jeigu verslas nesukuria vertės ir negauna už tai užmokesčio, jisai nunyksta, subankrutuoja ir taip toliau. O viešasis sektorius gali egzistuoti labai ilgai, be jokios naudos ir egzistuos tol, kol kas nors kitas jį maitins. Tai va dėl to dora yra tokia, jeigu tu visą laiką esi maitinamas, be naudos, be šito, tai biški nedora. Man taip atrodo. Atleiskit, bet tai va dėl to reikia stebėti, žiūrėti, kad bent kokia būtų
Ir matavimas labai paprastas versle. Vienintelis matavimas. Pardavimai arba kainos. Kiekviena produkcija turi savo kainą. Jeigu ją nupirko, reiškia, kažkam tai jinai buvo reikalinga. Jeigu jinai nereikalinga, nieks nepirks. Kodėl jinai super teisinga? Todėl, kad žmogus savo pinigais, jisai atiduoda, pirkdamas savo pinigus, ypatingai, kai jų dar mažai, tai jisai niekad nepirks, jeigu jam to nereikia. Tai vat, kiekvienas produkcijos vienetas vertinamas pirkimo kaina, o visas verslas, struktūra, organizacija, vertina kaip suma. Jeigu daug perka, pardavimai didėja ir taip toliau, vertingas verslas. Jeigu tik tai pardavimai pradėjo mažėti, anksčiau ir vėliau baigsis blogai. Baigsis blogai. Taigi, viešajam sektoriui irgi turėtų būti vertinamas pagal tą suminę naudą, kurią gauna. Čia yra truputį sudėtingiau. Todėl, kad aišku, jeigu mes žiūrėtume, kad iš viešojo sektoriaus reikia tik tai ekonominės vertės, tada viskas paprasta. Ekonominė vertė, skaičiuojam, kiek sumokėjo visi, kurie naudoja vis. Bet viešasis sektorius ir skirtas tam, kad ne tik tai ekonominė nauda, dar ir kita. Sveikatos apsauga pirmiausiai turi padidinti mūsų sveikatos lygį, kad daugiau būtų sveikų žmonių, jeigu netikėtai susirgo, greičiau atstatyti sveiką šitą. Švietimo sistema, kad daugiau būtų ne su diplomais, o daugiau būtų su gebėjimais, išlavintais gebėjimais spręsti savo ar kitų problemas. Taigi vienaip ar kitaip turi būti, bet jeigu jinai viešasis sektorius duoda dalinai viešasias paslaugas, taip, tai vat metodas vertimo labai turėtų būti panašus kaip verslo sektoriui. Na, dabar kas tie tikrieji vertintojai? Versle labai paprasta. Verslo vertintojai kas? Pirkėjai. Kuo jų daugiau, tuo jie teisingiau įvertina. Viešajam sektoriuje kas? Ypatingai, jeigu jie neperka. Tai vat, aš manyčiau, kad čia turėtų būti toks iš dviejų pusių vertinimas. Vieną turi vertinti, jeigu ne pirkėjas, tai ekspertas, ne viršininkas, ne tas, kas sukūrė tą šitą, bet ekspertas. Taip? Turi būti pateikti tam tikri objektyvūs kriterijai, jie turi būti geriausiai pamatuojami, paskaičiuojami, ne taip, geras, negeras šitą turi būti. Taip turėtų būti vertinama ta vadinama socialinė arba visuomeninė nauda arba visuomeninė vertė. O jeigu viešasis sektorius dar ir sukuria vertybės, kuriomis naudoja individai, turėtų būti ir ekonominis vertinimas. Ir radau čianai Anglijoje, kaip siūlo ir taip toliau, jeigu dalinai, tarkim, švietimo sistema arba sveikatos apsaugos sistema, tai yra toks kriterijus, kuris vadinasi viešųjų paslaugų vertės lygis. Tom pirmosiam raidėm apibrėžtas. Jisai vertinimas taip. Kiek asmenys, gaudami šitas paslaugas, įneša įnašų. Plus
įnašas gali būti ne tik finansinis pinigais, gali būti ir pagalba, veikla, darbo arba vadinamas savanoriškas darbas, kuris irgi kainuoja. Taip? Tai vat skaitiklyje yra asmenų įnašai ir savanorių darbas, o toliau padalinta iš tos visuomenės turimų pajamų dydžio. Jeigu, tarkim, žmogus vidutiniškai pas mus gauna per mėnesį nuo 2000 litų, tai kiek jisai tų savo pinigų, savo valia, nepriverstas, neišreketuotas šitą, atiduoda, tarkim, švietimui, sveikatai, ir kitom viešuosiam paslaugom. Kiek dar jisai pats sudalyvauja, kad pagelbėtų. Visą šitą galima paskaičiuoti. Amerikos universitetai, pavyzdžiui, ir mokyklos, šitą labai gerai naudoja. Valstybės dotacijos, valstybės pinigai normaliuose universitetuose neviršyje trečdalio visų universiteto pajamų. Trečdalis. Iš kur kitos pajamos universitete? Iki trečdalio sudaro mecenatų įnašai. Mecenatai tai buvę mokiniai, buvę šitą bendraujantis ir dar trečdalis sugeneruoja papildomas pajamas iš kažkokių tai papildomų paslaugų. Nu, mūsų universitetuose tokie finansavimo šaltiniai dar reti. Mokyklose dar retesni. Aišku, jeigu tai privati mokykla, tai jinai, aišku, gauna iš šito, bet taip. Na, dabar apribojimų teorija. Apribojimų teorija sako, kad bet kokią veiklą pirmiausia reikia matuoti. Reikia vertinti jos tos vadinamus rezultatus. Dar viena, kaip aš sakiau, apribojimo teorija sako, kuo mažiau vertinimo kriterijų, tuo geriau. Kuo mažiau, tuo geriau. Dėl to reikia atrinkti tuos kuo mažiau. Maksimaliai, sako apribojimų teorija, net sudėtingiausioje situacijoje pakanka 3 kriterijų. Pirmas kriterijus, vadinasi įmantriai, tai yra veiklos pralaidumas. Ką tai reiškia? Tai kada veikla turi savo tikslą ir jame pamatuota, kas tame tiksle turi būti, tai žiūrėjau, kiek to, kas turi būti, yra gaunama per laiko vienetą. Nu, pavyzdžiui, teismai, taip. Teismai ne tik tai turi duoti teisingą sprendimą, bet jį atlikti laiku. Kiek laiko jisai veda tą bylą ir taip toliau. Tai jeigu mes žiūrim, kiek bylų praeina per teismą, tai yra vienas iš jo pralaidumo kriterijų. Antras dalykas būtinai tai yra, jeigu jau sukūrė produkciją, kokią naudą jinai duoda visuomeniai. Taip, tai yra investicinė grąža. Nes išlaidos buvo padarytos, o kas iš to gaus. Ir trečias, ant kiek sumažėjo problemos. Nu, vėlgi, grįžtant prie to viešojo sektoriaus Lietuvoje, galiu pasakyti tokį įdomų faktą, kad Lietuvoje mes ne tik tai turime daugiausiai besimokančio jaunimo, tenkančiam ten 1000 gyventojų, mes turim daugiausiai su diplomais aukšto mokslo, taip, daugiausiai. Mes pasirodo turim net ir daugiausiai policininkų tenkančių 1000 gyventojų, taip. Kada pasižiūrim rezultatus, pagal buitinį saugumą mes esam viena iš paskutinių vietų Europos Sąjungoje.
pagal užsidirbamas pajamas vieną iš paskutinių, pagal sveikatingumą vieną iš paskutinių ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi, mano galva, kadangi nėra va tokių matavimų, tai jau mano laiks baigėsi to jaus. Tai ką daryti viešajam sektoriui? Pirmiausiai, teisingai nustatyti ir suformuoti tikslus. Tie tikslai turi visada turėti matuojamus rezultatus. Taip? Taigi nustatyti rodiklius, kuriais jais bus matuojamas ir priemonės. Toliau turi būti atitinkamos programos, kurios užtikrintų tokios veiklos vyksmą. Ir svarbiausiai paskutinis. Vat kartais mokytojai, kada aš šneku, sako, klausykit, kadagi pagaliau ta švietimo reforma baigsis ir mes pradėsime normaliai dirbti. Nes vyksta, o tai aš noriu pasakyti, dėl ko jinai ilgai vyksta ir negauna tokius rezultatus. Dėl nesilaikymo trečios aksiomos iš apribojimo teorijoje. Tie, kurie taip klausia, jie nemato jokios personalios naudos iš tos reformos. Jeigu dalyvis nemato asmeniškai, jis negali dorai, entuziastingai tą daryti. Taip pat pirmą reikia jiem tą parodyti. Ir pabaigai, mano įsitikinimu, ar aš stengiausi jūs įtikinti ir patraukti, kad truputį pas jūs atsirastų tikėjimas, kad teisingas apribojimo teorijos arba TOC metodų naudojimas, tai yra veiksmingiausias kol kas pasaulyje išrastas ir naudojamas įrankis, kuris kuria daugiau vertės ne tik tai verslo, bet ir viešajam sektoriui. Ačiū uždėmesi.